Draugai, Q7, 19 metai, šitą yra 2 litrų variklis, 85 000 mylių. Yra mušimas, bet aišku visiems rūpi, ar landžiuronai nepaėjo, ar geometrija gerai. Va, kaip matot, viskas tiesiai, švariai, radiatorius nepažeistas, viskas lygiai, balkis stovi. Taip, 85 000 mylių, 2 litrai, 4 varomi ratai. Aukcionas bus spalio 20 dieną. Pažiūrėkit, juodas salonas, graži apdaila medžio, salonas visiškai idealios būklės, oda nesuplyšusi, neišsidėta, viskas sutvarkyta gražiai, jį vedasi ir važiuoja, yra juodos lubos, didelė panorama, tuoj apeisiu iš kitos pusės parodysim daugiau, pažeidimai toliau tęsiasi, matot, yra pabraižymų, bet pabraižymai, va, nusivalo, čia taip pat, va, tik tai sparnas, durys galinės. Šitas galas, kol kas už ją yra pastatyta $1200. Vienas mygtukas yra nudraskytas, šildomas sėdynės, klima. Yra užuolaidėlės. Viskas veikia. Bamperis, galinis dangtis. Parktronikai, matau, yra įstatyti. Žieminių kilimėlių komplektas, kaip visą laiką. Taip, einam toliau. Šitą pusę ant durų pabraižymas nedidelis. Kaip matot, salono būklė labai gera. Sakyčiau, ideali. Kaip amerikiečko mašinom. Šitoj pusėje irgi keletą sparnas pabraižytas. Bamperis šitas. Na, bet, sakykim, tie mušimai tikrai nėra kažkokie tai labai dideli. Bose aparatūra, elektroninis skidelis greičio, sėdynė vairuotojai taip pat geros būklės. Pasižiūrim čia. Šildomos, šaldomos sėdynės. Pabandom užvesti. Vedasi iš vis kaip bitutė, be problemų. Navigacija išlenda. Ilgai nelaikykim. Variklis dirba gražiai.